turnyras Kaunas Futbol Fest gyvuoja jau 4 metai ir kiekvienais metais renginys mūsų plečiasi. Suvažiavo komandos net iš 5 šalių. Tai Gruzija, Ukraina, Estija, Latvija ir Lietuva. Ir labai džiaugiamės šio didžiuliu turnyru ir labai džiaugiamės įspūdingų renginių. Dalyvavo apie 1000 vaikų ir šis, sakykime, masinis renginys suteikia labai daug visiems emocijų gerų, prisiminimų, bendravimo su kitom šalim. Pamačiau nemažai gerų komandų, klubų, pačių vaikų įdomių. Tai smagu žaisti prieš tokias komandas ir mokintis. Pats atstovauju Kaunas United komandą kaip treneris. Tai irgi gavau daug patirties pats kaip asmenybė ir mano vaikai begalį žinių gavo iš tikrai daug naudingų patarimų. Tik tokiuose turnyruose, manau, galima tobulėti ir patiems treneriam ir vaikams. O ką vaikai gauna, tai, manau, begalė naujų žinių ir, kaip ir minėjau, kad tik iš čia gali mokintis. Tai tikrai 100% visi turi dalyvauti ir neatsisakyti, jeigu gaunat pakvietimą. Получили массу удовольствия, позитивных эмоций и дети, и мы как тренера. Организация на высоком уровне. Если будет приглашение на следующий турнир, то мы с удовольствием готовы приехать еще раз. Очень хороший турнир, очень хорошая организация. Для детей самое важное опыт, дисциплина, enjoy the football. მინდა ყველა გულწარმატებელი უსურვოთ, ჩვენ ძალიან კარგად გამოვედით ამ ფესტივალზე. 2015 წელს დაბადებული ბავშვებით მეორე ადგილი დავიკავეთ, საპრიზო ადგილი. 2014 წელს დაკავებულები კიდე გვაქვს დარჩენილი თამაშები და დაველოდებით შედეგებს. Tai tokio maštabo turnyrai Lietuvoje turi dažnėti, turi būti daugiau, nes iš ties tai yra fantastika. Pati atmosfera, daug gerų komandų, vaikams tai didžiulė patirtis, džiaugsmas, emocijos, tobulėjimo galimybės ir tai tikrai džiugina. Tokie turnyrai duoda labai didelę pridėtinę vertę vaikams, plus atvažiuoja iš kitų šalių atstovai, vaikams šiek tiek varžyti su kitos šalies vaikais yra stimulas ir taip toliau. Tai vėl gero lygio komandos, tai labai augina vaikus. Šis turnyras man patinka. Šiaip daug golų įmušiau ir dar daug laimėjom šiaip varžybų. Mums šie turnyrai kaip pamokos. Jeigu pralašėm gerai komandai, tai mes mokomės iš to. Очень хороший турнир, хорошо играем, стараемся, немного не хватает, но ничего, за опытом приехали.